Sveiki, su jumis Bikold ir šiandien mūsų svečias rusų sunkusis tankas 9 lygio T10. Su tanku žaist nemoku, taigi tanko neaptarinėsiu. Žiūrėsim kelias kovas mūsų draugo. Taigi irgi apie tanką nekalbėsiu, modulius matot, naudoju tokius. Žaist su juo nemoku, nemokinsiu, žiūrėsim tik mūšis. Važiuojam žiūrėt. 9 lygio mūšis, 3-5-7, 3-9, 5-8, 7-7, esam topė. Toksai pusiau sunkusis etapas, artilerijos nėra, visų kitų patruputį, daug sunkiųjų ir destrų, vidutinių ir lengvukų padų tik tai abiejose komandose. Važiuojame angarus. Turbūt ten visi sunkiai turėtų važiuoti, bet kartais ir 9-0 linija vienas kitas sunkusis nuvažiuoja. Ką, važiuosim patankuosim. Žaidžia mano draugas, taigi mes tik žiūrėsim. Mūsų 2-9 kaip didvyris nuvažiavo į patį priekį. Bandėm tankuot šonu, už tai mums iškart išmušė amuniciją. Gerai, kad tarp bokšto jį nukėlė iškart. Pataisėm. Matom svetimą tigrą 7 lygio sunkųjį tanką. Kaip matom, 2-9 numirė. Pats durnas. Nefig kartoninių korpusų tankuot. Pasitik tai bokštas nepramušamas. O priekis korpusą. Pats korpusas yra kartonkė. Jisai tai tik tai savo lygio priešus korpusą gali patankuot. O 9 ir tai 10 jisai nemato, nu tai va 9 gali ir nubokštą normaliai. Jeigu priešas nepakraus fugasų, tai 2-9 į bokštą neįmanoma pramušti. Taip, šaudami su Oni 7 lygio tanku. Naudojam 9 kaip priedangą. Visai gerai jisai mum čia numirė. Kaip matom, 2-9 tas Oni bando tankuot, bet nesėkmingai. Mes šaudome pikselį. Pataikėme vikšą, todėl ir nepramušėm. Reikia taikyti truputį aukščiau. Būtent kur dabar šovėm. Nu ir grįžtam prie seno draugo tigrą. O čia jau kitas. Tas pats. Tigras Porsche. Čia J Pantera, Jak Pantera. Irgi turbūt įsivaizduoja, kad turi офигеннus šarvus. Bet mes jai parodėm, kad jinai neteisi. Jisai atsitraukė.
Tigrą Porsche šiaip sunku būtų pramušti, nes jisai turi neblogus šarvus iš priekio. Kažkur ten virš 200 mm. Atvažiavo jak Tigras. 9 lygio destroyeris. Irgi vokietis. Nu, jak Tigrą mes pramušam, jo apatinė plokštė be problemų. Praėjo mažiau 5 minučių, o jau pergalė 13-6. Kaip čia vadint? Ar turbo mūšis, ar ne turbo? Spręskit patys. Kaip ten bebūtų, tų 5 minučių mums užteko, kad virš 4000 prišaudyti. O, netoli 5. Nu, dar šausim, taip. Nu, 5000. Gražu žiūrėti. Ir rezultatai būtų tokie. Pirma klasė. Šauk dėl rezultato. Aukštasis kalibras. Uždirbam grinų 17 000. Prišaudėm 5200. Esam topė pagal patirtį. Taipogi ir pagal padarytą žalą. Rezultatus matot. Šaudėm 18 kartų. Pataikėm 15, pramušėm 12. Užblakavom žalos 1300. Šaudėm į 6 tankus, nušovėm 1. Mūšis truko 5,5 minutės. Čia uždirbom, čia patirtis. Važiuojam į sekantį mūšį. Patekom į 10 lygį mūšį. Yra 3 dešimkės, 5 devintukai, 7 aštunkės. Kaip matom, sunkusis etapas ir toj ir anoj komandai. Nu ir kaip sunkusis tankas važiuojam į sunkiųjų tankų flangą. Pirma, antra linija. Žaidžia mano draugas. Taigi aš galiu tik tai pakomentuot, pasakyti, kaip aš žaisčiau ir ką aš galvoju, jisai daro negerai arba gerai. Nu, kaip matom, jisai tiesių taikymų niekur nestodamas važiuoja. Iš 10 sunkiųjų mes turim 113, o priešai turi 50B ir 7. Kitaip dar vadinama siemka. Užimam tokią nestandartinę poziciją. Atvažiavo pirmi priešai. Super priešas. 34. Jis 3. Ir 75. Vienu žodžiu, priešų yra daug. Kartu su mumis atvažiavo komandos draugas
Т-62. Mes tankuojam nuo bokšto. Turim po vieną artileriją kiekvienoj komandai. Kaip matom, mūsų herojas abijoja ar šaudyti ar ne. Kol kas ir mes nepramušam, ir mus nepramušam. Čia pas mus super peršas. Ne super peršas, čia buvo kaip jisai patriotas. Mes patriotą pramušėm. Trim ketvirtą irgi. Kaip matom, svetimą S3 ignoruojam. Už tai gavom nuo jo. Jau nukalėm antrą tanką. Pirmas buvo Chrysleris. Vėl gavom iš ISO. Nepramušėm, nes reikėjo žemiau taikytis. Jisai, mūsų herojus, jam šovė į falšbortą. O kaip žinom, falšbortas neprasimuša. Reikia taikyti ten, kur vikšrai. Žemiau falšbortą. Svetima artilerija atkreipė į mus dėmesį. Abijoja ar šaudyti ar ne. Nu, trojkai. Nu, pramušėm. Artilerija mums padėjo. Ačiū jai už tai. Gavom iš svetimo sartos. Pakeitėm poziciją. Čia svetima arta tikrai pataikys. Super. Nusinešėm trečią. Trečią priešą nusinešėm. Taip, Leopardas 10 lygio. Vidutinis tankas vokietis. 75 stovi į mus subinį atkišęs, nes jie pušina iš apačios. Kas ten numirė? M103. Nu kaip ir viskas, liko paskutinis Leopardas iš priešų. Pergalė. Super. Grįžom iš mūšio. Žiūrim rezultatus. Gavom meistrą. Krūvą mažų medaliukų.
Čia vėl medaliukas. Uždirbam grinais 10 tūkstančių. Patirties uždirbam 1300. Pašvietėm 1100. Prišaudėm 4000 beveik 600. Esam topę pagal patirtį. Topė pagal damagą iš 2 komandų. Rezultatus matot. Šovėm 18 kartų, pataikėm 15, pramušėm 12. Užblokavom 3000 su beveik 200 žalos. Šovėm į 7 tankus, nušovėm 4. Mūšis truko netoli 7 minučių. Uždirbom tiek, taisėm tanką 15 tūkstančių, šoviniai kainavo 19 tūkstančių. Mūsų patirtis. Sveikinam gavęs meistrą eilinį. Mūšiai buvo gražus. Buvo į ką pažiūrėti. Ačiū už dėmesį.